Sveiki visi, su jumis aš Adriana ir šiandien aš dalinuosi su jumis savo kelionę į Helsinkį. Helsinkį aš buvau 4 dienas, dėl to šis video bus padalintas į 2 dalis. Taigi, pradedam. We won't keep moving from my bed into another's sheets. I'm tired of blaming myself for all your treacheries. I'm good enough without you. Matter of fact, I'm not my best. You won't keep pulling me down, cause I'm giving myself a rest. Pirmą dieną mes nusprendėme skirti Helsinkio apžiūrai ir šiaip pasivaikščiojimams. Šiandien mes tiesiog vaikštom po miestą, nieko neveikiam. Geriam kavą ir valgom. Rytoj eisime atrakcionų parką. Bus labai faina. Aš nežinau, aš šiaip nenorėjau kurti videoblogą iš Helsinkį, bet žinau, kad turiu šansą kažką tokio sukurti ir ta prasme ir kodėl ne. Tikiuosi jums patiks. Ir aš labai mažai kalbėsiu, nes nežinau, su draugu tiesiog kalbu, tai... Might have taken me a while, but I know you ain't worth my time. Yeah, I'm through. I'm taking myself off your ride. Now watch me while I glide. Dabar mes sėdim vietoj, kur yra 3 visokios virtuvės ir tu gali... Monika! Ir tu gali užsakyti savo iš 3 different places, iš 3 skirtingų vietų, ką tik panorėsi. Ta prasme, čia labai faina vieta, rimtai, labai. Visas laikas buvo skirtas tik mums ir šią dieną mes pabaigėme pasivaikščiojimų naktį. Antrą dieną mes nusprendėme nuvykti į atrakcionų parką, kuris yra išties didelis ir nuostabus. Jau atvykom į parką atrakcionų, va. Sumokėjom 39 eurus už visą dieną. Šiaip gal nelabai brangu, bet ką žinau, kada aš buvau Amerikoje, aš mokėjau už visą dieną $60 ir buvau ten turbūt valandas 2 ar 3. Jo, Monika, are you excited? Laukiam, labai mažos eilės, tiesą sakant, visiškai nėra, visiškai eilių. Va čia dabar eisim. Buvom ką tik kambarį tam baisus, nežinau, kažkur ten. Aš labai bijau tokių dalykų. Ir aš buvau tiesiog užmerkus akis ir viskas. Daugelis atrakcionų buvo labai lengvai pasiekiami, dėl to, kad buvo labai mažai žmonių ir nebuvo visiškai jokių eilių. Dėl to neturėjome laukti. Aš šiaip nelabai mėgstu tų visų atrakcionų parkų, bet šitas tai va. Šita buvo kol kas geriausia. Kol kas šita buvo geriausia. Labai fainas, jo? Labai veidas atbuvo. Veidas ir šiaip seilės iš visos burnos. Bet kol kas šitas buvo geriausias, jo? Monika, tu šlapia? Žiauriai. So wet. Oh. Eisim dabar į kažkokią medinę. Mes dabar užėjom tipo į kosmosą. Einam dabar į juoko namus. Aš nežinau, kaip komnata smiecho, kaip vadinasi. Jo, va dabar mes eisim į juoko namus Vekla. Тут комната, посмотри.
Juoko kambarėje praleidome savo laiką nuostabiai. Ten buvo labai daug įdomų vietų ir taip pat viena iš tokių vietų buvo kambarys pasviręs apie 80 laipsnių, per kurį tu turėjai pereiti. Taip pat daugelėje tokių vietų tu jautiesi kaip girtas, nes tu nesuprasdavai, kur tu esi, kur tu randiesi ir ką tu turi daryti. Na va, mes jau čia kažkiek laiko vaikštam, o po medžiu. Ir dabar tęsiam savo eigą. Labai faina, labai faina, rimtai. Aš irgi labai noriu eiti, va šitą čia labai faina. Ką tik buvom ant vandens atrakcionų, mes visos šlapios. Aš ne. Nes tu buvai su striuke. Adrianas sušlapo. Aš dabar labai šlapia, I am wet. O dabar minutėlė humoro. Mama может по-английски. Mane kartu undinėlė. Mes atrakcione jau antrą kartą. Atėjome 4D kiną, žiūrėsim filmą apie ryklius, nežinau, kažką tokį. Aš ryklių nekenčiu, aš jų daugiausiai bijau savo gyvenime. Ir dar tamsumos. Prašau, 2 aspektai, tamsuma ir rykliai. Ką tik išėjom. Aš žiūrėjau be akinių, nes aš negaliu žiūrėti su akiniais. Man rimtai, man yra žiauriai baisu. O, bože, kaip baisu. Aš negalėjau žiūrėti, aš bijau ryklių, jūs patys tai žinot. 25 minutės liko iki užsidarimo ir mes jau labai greitai išeisim, nes mes visą dieną čia. Mes atvažiavom čia apie 12 ir apie 1 kažkur taip ir mes va iki šiol. Jo, labai fainai laikas praėjo rimtai. Labai. Čia jau bus mūsų paskutinis atrakcionas, viskas. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, tikiuosi jums patiko pirma dalis ir laukite antros, kuri išeis jau labai greitai.